Jo, čia pratesinėsiu. Tai vieną dieną, tai kitą dieną, tai kas antrą, kas trečią iš serijos, kai žmogus esi sveikas, nėra lygų, žinai, nėra jokių lygų. Mane išmokino tai Robert Morse, lietuviškai Robertas, ta prasme, skaitosi lietuviškai Robert Morse. Mane išmokino jisai, žinai, ir kai esi sveikas, lygų tiesiog nėra. O kaip būti sveiku, žinai? Čia aš pažįstu vieną vyruką, kur, žinai, kai būna, kai užeina, žinai, tai susirga kas nors, tai mama susirga, tai žmona susirga, tai vaikas, tai vaikai, tai aplinkinis, ten tai kaimynas, tai žinai, kai jis, žinai, susirga, ten, žinai, visokiais tokiais, žinai, susirgimais, tais tokiais nedideliais, žinai. Ir o jisai sako, aš neturiu laiko sirgti. Supranti? Čia yra labai svarbu ir labai gilu. Mumis primokino visokių bairių, žinai, ateina pavasaris sergi, ateina ruduo sergi, ateina vasaris sergi, ateina žiema sergi, bla bla bla. Nu, vasara ten, žinai, dar. Visokių nesąmonių primokino mumis, o iš tikrųjų, kas mes esam ir ką mes galim ir kaip viskas veikia realybėje žmogaus. Niekas mums nieko nepasakojo. Mokinkis, nebūdavo užrašyta ant šito klasės sienos, kažkoks būdavo užkabintas, atsimenu. Mokytis. O ką išmokino? Nelabai ką išmokino. Tai va, vyrukas sako, aš neturiu laiko sirgti. Ir pastoviai taip sako. Tai va, čia yra pats svarbiausias dalykas būti sveikam, žinai. Pasakyti paprasčiausiai, aš esu sveikas ir viskas. Ir netikėti jokiom lygom, žinai. Nesvarbu, ar sloga, ar snargliukas bėga, ar tau vėžys, žinai. Nesvarbu kas. Aš neturiu laiko sirgti, aš nesirgu, aš esu sveikas ir viskas. O tas yra svarbiausia. O paskui, maistas, augalinis maistas labai stipriai padeda, žinai. Aš nesakau, ką čia valgyti, žinai, tau. Kiekvienas mes turim laisvą valią, žinai, ką valgyti. Ir aš tikrai nesakau, nesupras manęs klaidingai, ką tau valgyti, ko nevalgyti, žinai. Bet aš tik iš savo patirties kalbu, žinai, kad iš patirties savo kalbu. Tai va, ir kai mes išreiškiam savo valią, kai mes pasakom, žinai, jokių man lygų nereikia, aš neturiu laiko sirgti, aš esu sveikas, viskas, niekas neprikimba. O čia yra pats svarbiausias dalykas, žinai. Dar pasikartosiu, kad maistas labai stipriai padeda pakelti mūsų energiją ir mąstyti sąmoningai. Augalinis maistas labai stipriai padeda. O vaisiai tai iš viso yra aukščiausios energijos maistas mums, tai vaisiai tai iš viso. Taip sukelia energiją, kad ne kiekvienas gali išlaikyti, žinai, šiuo metu, ne kiekvienas gali išlaikyti, valgyti vien žalią maistą ar vien vaisių, žinai. Nes tai yra labai aukšta energija. O čia mes kol kas dar esam žemo energijoje, tai šiuo metu, dabar yra 25 kovos, tai šiuo metu ne visi gali išlaikyti tos tokios aukštos energijos. Reikia padirbėti su savim, kad išlaikytų tą aukštą energiją vaisių, žinai. Geriausias būdas yra valgyti daug vaisių, kiek įmanoma, daržovės ir ten, žinai, visokias bulves, ryžius, ten, žinai, visokius tokius dalykus, žinai. Geriausias dalykas yra, jeigu labai sunku mėsos atsikratyti, tai kuo mažiau valgyti arba žuvies, žinai, ir kiaušinių. O jeigu labai sunku, žinai, nes aš suprantu, nėra lengva dabar šiuo metu atsikratyti mėsos, žinai. Ir tai va.
yra tas svarbiausias dalykas, mūsų būsena. Mūsų būsena, mūsų valia, žinai. Tas yra svarbiausias dalykas, kaip būti sveikam. Ir viskas. Ir paskui eina maistas antroje vietoje, žinai. Ir taip va, tokie būtų pastebėjimai. Susitiksime labai greit. Iki, čiau.